mūsų aplinkoje egzistuoja gausybė garsų. Jie sukelia įvairias emocijas – džiaugsmo, liūdesio, ramybės, jaudulio ir kitokias. Garsas tiesiog persmelkia žmogų ir atitinkamomis vibracijomis neabejotinai jį veikia. Sakoma, jog muzika sustiprina bet kokį džiaugsmą, nuramina bet kokį liūdesį, išvaro ligas, sumažina skausmą. Ir todėl senieji išminčiai garbino vientisą sielos, melodijos ir dainos jėgą. Garso seanso metu žmonės atpažįsta savyje savo tikruosius jausmus, savo užslėptus norus. Išeina baimės, stresas. Dainuojantis Tibeto dubenėliai ir gongas yra senovės muzikos instrumentai, turintys harmonizavimo, subalansavimo efektą. Galingos vibracijos pasiskirsto po žmogaus kūną ir atlieka vidinį masažą, užliedami naujų jėgų, dovanodami ramybę ir atkurdami harmoniją. Smalsumas ir didžiulis troškimas pačiai išgyventi svajingai jaudinančius patyrimus aromatinėje kelionėje su gongais atvedė mane į Pranciškonų rūmus Vilniuje, kur gongo terapijos meistrai Raimundas Binkauskas ir Virenijus Andrijauskas jau ne pirmą kartą organizavo kalėdinę gongų naktį. Gongų naktis tai yra gongų gaudesys per visą naktį, net paprastai tariant. 7,5 valandos ir daugiau gryno maudymosi gongų garse. Tiesa, tas garsas daugiau kaip lopšinė, jisai švelnus ir nakties metu žmonės dažniausiai miega, bet yra nemažai, kurie tiesiog medituoja, ilsisi, klausosi. Gongai duoda tokį įdomų procesą, kuris šiuo metu yra labai svarbus kiekvienam žmogui, tai yra gilų atsipalaidavimą. Tai kuomet žmogus yra atsipalaidavęs, jis puikiai moka ir dirbti. Tai jeigu gongai skamba tyliai, ir tai yra labai gilus atsipalaidavimo menas. Tiesiog padeda protui nurimti ir tada žmogus po tokios sesijos jaučiasi labai atsipalaidavęs. O jeigu gongai skamba garsiai, tai yra vadinamos maudynės gongė, tai tuomet tai yra jau procesas, kurio metu žmogus gali išgyventi įvairiausias emocijas, jausmus, pastebėti tai, pamatyti, kas pas jį yra viduje ir tokiu būdu tarsi išleisti iš savęs ir po tokio proceso žmogus jaučiasi palengvėjęs. Ir kas įdomiausia, kiek rodo praktika, žmonės po to jaučiasi tarsi įėję į tokią visiško atsipalaidavimo ir ramybės būseną ir žmonėms iš tikrųjų pasidaro gera. Jie tada niekur neskuba, jie nori kalbėtis, bendrauti, tos problemos gyvenimiškosios tarsi nurimsta, nutyla. Įdomu, tai yra įdomu ir kas įdomiausia, žmogus negali neįeiti į tokią būseną. Jis nori, nenori, kažkas pasivyksta. Tai tarkim, jeigu atėjo vienoks žmogus pro duris, jis bet kuriuo atveju išeis kitoks. O koks jau, tai priklauso nuo žmogaus. Kiekvienas asmeniškai galime priimti tai, ką mes esam pasiruošę priimti. Ir kiekvienas gali turėti savo intenciją. Savo intencija tai yra tarsi dedikacija arba, kaip aš mėgstu sakyti, širdies troškimą. Ir arba palinkėjimą savo gyvenimui, artimiesiems ir taip toliau. Čia yra daugiau ta prasme. Tačiau apskritai gilų atsipalaidavimą.
Tai yra pirmoji vieta. Nemažai būna nemiga turinčių žmonių. Nu, gal nemažai, bet tikrai žinau, kad yra buvę, kada iš tikrųjų padėjo net ir šito atveju. Nors apskritai gongo garsas tai yra daugiau kaip erdvė. Erdvė, kurioje tarsi nėra vietos mūsų pačių sugalvotam melui arba tai netiesai, kurią mes sąmoningai ar nesąmoningai galime gyventi. Tai kada mes galime pajausti save nepriklausomi nuo tos netiesos, tada mes galime pajausti save iš tiesų, kas mes esame. Tai kaip ta netiesa, tai įvardinsim įvairias socialinės rolės, prie kurių mes esame prisirišę, kada vertiname save kaip toksai ar anoks. Tai, kas mums teikia stiprybės, kurią mes patys susigalvom savo kaip atramą, gyvenimo atramą, kaip sugalvotą atramą. Tai dažnai gongų garsuose mes galime pajausti save virš šitos visos atramos, virš šitos visos iliuzinės dalykus. Kartais gali būti baugoka arba pasijaučiu kaip vienišas, kadangi tarsi nebeturiu į ką įsikibti, ar ne? Tačiau iš karto atsiranda kelias į save patį, kur tu esi nepajudinamas. Ir šitoj vietoje yra ta didelė galimybė vėl pasijusti iš esmės tuo, kas esi. Tai yra įdomus renginys ne tik tokia terapinė, gydomąją prasme, apskritai ir tokia filosofinė prasme, nes daug žmonių, jie yra visiškai nepažįstami, miega aplinkoje, kuri, tarkim, tam nepritaikyta ir būna taikoje. Tai čia yra taikus procesas. Tokiu būdu žmonės skirtingų pažiūrų ir apskritai yra skirtingi, jie būna kartu drauge ir klausosi tos gongų muzikos, to gongų gaudesio. Ir iš kitos pusės tai yra papildoma kaip procesas. Tai yra gilus procesas tame, kad žmogus būna pats su savimi. Jis tarsi miega ir tarsi nemiega. Jis turi galimybių pabūti su savimi, pamastyti, pagalvoti, pastebėti, kokios ateina mintis į galvą. Ir tai užtrunka visą naktį. Ir tarkim, pirmoji valanda tai būna daugiau koncertinė tokia versija, po kurios įvyksta ta naktis. Ir užtat labai yra įdomu, kaip tas viskas vyksta. Tai yra įdomus procesas. Ir aš visada sakau, jeigu jūs pasiruošęs susitikti su savimi, gal netgi padirbėti su savimi ir pamatyti, kas yra manyje, tokiu būdu kviečiu į tą gongų naktį. Ir tai nėra vien tik tai gulėjimas arba miegojimas, tai yra ir pabuvimas gerų žmonių draugijoje, sukūrimas darnos ramybės jausmo savyje, toks atkūrimas to jausmo ir išgyvenimas. Ir kadangi naktis ilgai trunka, tai yra procesai, kurie pasibaigia per tą naktį. Ir kai mes darom tyrimus, tokius vadinamus žmogaus be lauko tyrimus, pasižiūrim, kokia buvo prieš gongų naktį, kokia po to, po gongų nakties, koks tas tyrimas, tai pasirodo, pagerėjimas vyksta visiems. Bet kuriuo atveju pagerėja žmonės, o patys žmonės pasakoja, tai yra geriausias indikatorius, žmonės pasakoja patys, kad jie jaučiasi labai įdomiai kitą dieną, labai gerai, visiškai taip tokiai ramybei, ir tokiai visiškai darnoj. Ir tokiu būdu žmogus gauna patyrimą, kad jis taip gali jaustis.
kad jis gali jaustis puikiai tiesiog ir vadinasi, kaip žmogus žino, kur eiti ir ką daryti su savimi ir atitinkamai gali padirbėti. Gongo garse yra gera, nes gali pasijausti, patirti tą būseną, kada esi saugus. Saugus tarsi mamos užanty. Ir tai yra ta trauka, tai tiesiog gera. Gera būti šitoje muzikoje, šiame garse, kuris yra garsas iš pilnatvės, kuris užpildo. Tegul protas apsijungia su kvėpavimu. Tegul kvėpavimas išsilydo į karštį. Tegul karštis išnyksta į visą tai, kas yra. Jeigu kalbant apie garsą kaip apie terapiją, tai vėlgi nemažai yra ir mokslinių įvairiausių atradimų garso poveikį žmogaus fiziniam kūnui, emocijoms, įvairiausiams, sakykime, ir mąstymui, tuo pačiu ir mentaliniai sferai, taip galima pasakyti. Ir garsas veikia visapusiškai mūsų. Mūsų kalba, mūsų mintis, kurios išreikštos per balsą, jos veikia žymiai stipriau negu kad mintis tiesiog apskritai, tiesiog mintis be to savaime. Ir vėlgi kaip terapija, garsas kaip garso terapija, tai visų pirma yra didžiulis antistresinis vitaminas, atpalaiduoja žmogų, nuima tą stresą, įtampas ir galbūt netgi giluminės įtampas. Sakykime, kažkokias situacijas, kuriuose mes jaučiamės negerai, kur negalime paleisti, atleisti kažkokias praeities įvairias būsenas ir taip toliau. Tai šioje saugoje gongo erdvėje mes galime ir psichologiškai pasijausti laisvesni ir galbūt rasti atsakymą ir sprendimą į ilgai, galbūt kankinančius klausimus. Tai yra toksai harmoningas garsas, tai yra darnus garsas. Jisai yra saugus tas garsas ir, pavyzdžiui, gongų naktis, tai yra tarsi žmogus miega visą naktį miške. Tai irgi yra garsas, tai yra ošimas, tai yra darnu, gražu, harmoninga ir tokiu būdu ir čia tas pats. Tai aišku, gali žmogus jaustis blogai. Taip būna ir tą rodo, kad žmogus tarsi jis išgyvena kažką. Nors žinot, tas išgyvenimo procesas jis visada lydimas kažkokių emocinių tokių pasiekmių. Žmogus jaučiasi blogai, nes jam, pavyzdžiui, pykina. Ne? Tačiau aš klausiu to žmogaus, ar tau viskas pasaulyje, ką tu dabar matai aplinkui, tau labai patinka? Jisai sako, aš nekenčiu to, ano. Ir sakau, kaip tu tai išreiški? Tai žmogus sako, tai aš neišreiškiu, aš tiesiog taip jaučiuosi. Ir dažnai tos emocijos ir jausmai tarsi susigeria į vidų ir tada reikia žmogui išgyventi tai. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai po gongų nakties visada iš ryto būnu kitoks, negu kad anksčiau. Būna netgi tos vietos, kurios pastebėjau, kur atrodo, nelabai patinka, ar dar kažkas pasidaro gražesnis. Tie dalykai, kurių nelabai mėgsti, jie pasidaro mielesni, nes galiu suvokti
tarsi iš naujo pamatyti tų daiktų esmę. Iš esmės, ne kažkokio stereotipų ar ankstesnių nuomonių, ar pojūčių, kažkokių jausmų, nuoskaudų įtapai, bet tiesiog iš esmės ir tarsi iš naujo atkurti santykį. Santykį su aplinka, santykį su žmonėmis, su situacijomis, su reakcijomis į tą situaciją, sakykim štai. Kongų naktis įvyko pirmą kartą prieš, jau bus 6 metai greitai, nes pirmą Kongų naktį gimė Raimondas sūnus. Tai aš kiek ir atsimenu, dabar 5 metai su pusė, tai taip ir buvo. Ir pati idėja yra sena, tai yra pasaulyje yra tai vystoma ir vyksta. Bet atėjo Raimondas, jisai pasiūlė tą idėją ir mes padarėm viską kaip reikia. Pirmoji naktis buvo labai įdomi, buvo labai daug žmonių, tiesiog buvo pilna tų žmonių ir gulėjo, ir ant laiptų, ir sėdėjo, ir tai buvo grandiozinis renginys toksai. Ir po to, po truputėlį mes jau vystėm, kūrėm, bandėm daryti reguliariai, tačiau likom prie tokių proginių dalykų, kad tai būtų šventė žmogui. Tuo labiau, kad tai yra ne taip paprasta. Vis tiek žmogus iš vienos pusės jis eina į erdvę, kur turi susitikti su nepatogumais savo paties. Jis ateina, čia daug žmonių, visi miega, kažkas šneka, kalba, trukdo, erzina, jam tai yra nenamie buvimas. Todėl mes kūrėm tą procesą. Čia jau toks dvasinis procesas, kad būtų žmogui įdomu susitikti su savimi. Todėl tai nėra dažnai. Man patinka, kai žmonės gerai jaučiasi, man patinka, kad tai yra procesas, kuris veda į gilį meditaciją, į tokį gilų atsipalaidavimą, tie gongai. Ir taip keliauju aš kartu su jais. Tai mes abudu keliauninkai. Patys gongai, jie tiesiog atėjo mano gyvenimą ir privertė mane daug keliauti, važinėti, pažinti. Ir aš to esu labai dėkingas, kad aš tiesiog daug žmonių pažįstu, daug kur nuvykstu ir kuriu tokį procesą. Tai yra kūrybinis dalykas ir man jisai patinka ir užtat mes kartu su gongais draugaujame. Garso terapija – tai vienas iš būtinosios kūno ir dvasios higienos būdų. Tai kasdienis santykis su savimi ir aplinka. Tai meilės ir harmonijos santykis. Po garso terapijos sesijos dauguma sakė besijaučiantis it naujai gimę. Tai terpė, kurioje natūraliai ilsisi ir sveiksta mūsų kūnas. Atsistato vidinė pusiausvyra. Tai erdvė, kurioje sutinki save su visais savo trūkumais ir tobulumais dabarties momente. Tai tarytum garso pirtis, po kurios jaučiamės visiškai apsivalę, energingi ir tuo pačiu ramūs. Į visą savo kasdienybę, į gyvenimą, santykius galima žvelgti tarytum į muzikos kūrinį. Gerai įsiklausykime, kaip jis skamba.